Kaip praėjusią savaitę parodė, kad nesu tik tais super krepšinio ekspertas, bet ir esu labai geras žinovas teniso, kadangi Karlosas Alcarazas laimėjo Roland Garrosą, tai parodė, kad nereikia apsistoti tik ties krepšiniu, nereikia sustoti su tenisu ir kadangi prasideda Europos futbolo čempionatas, pateiksiu savo prognozes grupėse, esu didelis futbolo mylėtojas nuo 2004 metų. Reikia pirmiausia suprasti, kad nesu super kažkoks futbolo ekspertas, tikrai nepretenduoju tokiu būti, Lietuvoje netrūksta futbolo išmanytojų, tiesiog pateiksiu tai, kas man atrodo, tai, kam aš simpatizuoju ir pateiksiu grupių favoritus. Šiemet Vokietijoje vykstantis Europos futbolo čempionatas turi 6 grupės po 4 ir į kitą etapą patenka po 2 geriausios grupių komandos ir 3 geriausios grupių komandos, tad pabandysiu paprognozuoti, bus toks greitas mano blitz spėjimas, tad pradedu nuo A grupės - Vokietija, Šveicarija, Škotija ir Vengrija, tai manau, kad Vokietija čempionato šeimininkė tikrai neturės daug čia barjerų praeiti, manau, kad užtikrinta pirmoji vieta, Toni Kroso atsisveikinimas ir vokiečiai šiemet tikrai atrodo atgimstanti jėga, labai geras yra brandalys, jaunasis, kartu ir derinys su vyresnioja karta. Antrąją vietą prognozuoju šveicarams, kurie irgi yra senstanti komanda, jų neateina kažkokių labai super naujų talentų, bet šioje grupėje manau, kad jiems to užteks užimti antrą vietą ir žengti toliau. Na, o toliau prognozuoju 3 vietą škotams, 4 vengrams, bet pagal mane nei vieni, nei kiti nepateks į kitą etapą. B grupė mirtininkų, čia iš karto tą turiu pažymėti - Ispanija, Italija, Kroatija ir Albanija, tad mano spėjimas, kad jaunoji ispanų karta užims pirmąją vietą grupėje, Europos čempionų titulą ginantis italai liks antri, jie praleido pasaulio čempionatą, tai buvo didžiulis fiasko Europos čempionams, manau, kad jie grupėje liks antri, tačiau nereikia nurašyti ir kruatų, kurie net ir prieš pat pirmenybės dar vis su Luka Modričiumi, su senaja savo karta sugeba patriukšmauti, tą matėme ir Katare pasaulio čempionate prieš porą metų, prieš pat šias pirmenybės draugiškas rungtynės įveikė ir galingąją Portugaliją, tad prognozuoju kruatams 3 vietą ir patekimą į kitą etapą būtent iš šios pozicijos, na, o 4 vietoje albanai, kurie bus tiesiog turistai šitame čempionate. C grupė ir čia smaigalėja Anglija, kurie visada sulaukia daugiausiai dėmesio, futbolo išradėjai, futbolo didžiausi mylėtojai ir sakoma, kad jau šiemet pribrendo galutinai anglų šansai, anglų laikas atėjo laimėti Europos pirmenybės, praėjusiose Europos pirmenybėse jie pralaimėjo apmaudžiai finalą ir grupėje manau, kad jie neturėtų sulaukti rimto pasipriešinimo, ganėtinai patogi grupė, Jude Bellingamas, Harry Kane'as, įspūdingas priekis, Saka, Fodenas, įspūdingi žaidėjai ir anglai tikrai grupėje turėtų dominuoti, pamatysime, manau, ir daug įvarčių, ypatingai matant, kas yra grupėje. Serbija tikrai nedemonstruoja gero puolimo, bet senstanti karta, bet vis dar turi neblogų žaidėjų, tas pats senas, nebe toks geras, bet vis dar neblogas Dušanas Tadičius, komandos kapitonas puolime, Mitrovičius su Jovičiumi, manau, kad tos kokybės jiems užteks užimti antrąją vietą, na, o 3 pozicijoje prognozuoju danus ir slovėnus, danai, manau, vis dėlto prasimuš iš 3 pozicijos į kitą etapą. D grupė ir mano nuomonė, kad joje žaidžia geriausiai šiuo metu pasaulio rinktinė, Prancūzija prieš porą metų tik dėl aplaidumo pirmajame kėlinyje netapė pasaulio čempionais, tai Pauli Pogba diskvalifikuotas jo nebus, bet nepalik Pogba, ten yra pagrindinis žaidėjas, Kylianas Mbappé ir milžiniškas talentas aplinkui. Mano nuomonė, kad jie grupėje neturės problemų, nors joje yra ir Nyderlandai, kurie prieš porą metų neblogai pasirodė Katare, demonstruodami pragmatišką futbolą. Po to čempionatų Luisą Van Galą pakeitė treneris Ronaldas Koemanas, kažkiek greitesnis dabar, dinamiškesnis jų puolimas ir talentas tikrai subrendęs per tos porą metų nuo Kataro, turėtų turėti neblogas pirmenybės Nyderlandai, jiems prognozuoju antrąją vietą, na, o 3 pozicijoje matau Lenkus, paskutiniai Roberto Lewandowskio pasispardymai ir tikiu, kad jie iš 3 pozicijos gali patekti į kitą etapą, nebus lengva, grupė sudėtinga, 4 komanda Austrija, bet galbūt čia suveikia mano vidinė simpatija ir matau Lenkus kitame etape žengiant iš 3 vietos. Keliaujame toliau prie E grupės. E grupėje matome Belgiją, kuri pastaraisiais čempionatuose buvo visada priskiriama prie favoritų, bet reikia pastebėti, kad viskas. Belgija verčia naują puslapį, taip, Romelu Lukaku vis dar yra komandoje, bet tai nebėra Edeno Azaro komanda, Roberto Martinezas, treneris pasitraukė po pasaulio čempionato ir tai nebėra ta auksinė karta, su kuria nieko belgams nepavyko
laimėti ir bus labai įdomu pamatyti, kaip atrodo ta nauja Belgijos rinktinė čempionatuose, kokio tai yra potencialo komanda ir nepaisant to, kad nežavi manęs jų sudėtis, nežavi ir labai rezultatai, bet aš manau, kad jie pirmąją grupę sugebės grupėje iškovoti. Dominiko Tedesko auklėtiniai. Nu, antroje vietoje matau mūsų brolius ukrainiečius, neabejotinas ten lyderis yra Zinchenko, bet puolime ukrainiečiai visą laiką, kiek prisimenu čempionatų, tiek ukrainiečiai stebina savo gražių, dinamiškų puolimu. Čia yra Jeremčiukas, su Zinchenko tandemas turėtų atrodyti labai gerai ir tikiu, kad ukrainiečiai užims antrąją vietą ir žengs į aštuntfinalio etapą. Na, o trečioje pozicijoje skiriu Slovakus ir vien dėl to, kad žaidžia Marekas Hamšikas, kurį prisimenu dar nuo labai senų laikų, veteranas, jau jam 36, bet vien dėl simpatijų jam atiduodu Slovakams trečiąją vietą ir tikiu, kad iš trečios pozicijos jie gali patekti į kitą etapą, jeigu sugebės įveikti Rumuniją, kuri tikrai nebedemonstruoja, nebėra auksiniai laikai. Rumunai anksčiau kažkada buvo priskiriami ir prie futbolo elito, bet nebe Adriano Mutų laikai, tad rumunams skiriu ketvirtąją vietą. Manau, kad Slovakai juos įveiks ir to užteks jiems patekti į kitą etapą iš trečios vietos. Na ir ką, atkeliavome prie paskutinės F grupės ir čia matome, manyčiau, tamsų į čempionato arkliuką, milžiniško talento komandą. Jeigu pagrindiniai favoritai yra vokiečiai, anglai ir prancūzai, tai iš karto už jų nugaros dedu Portugalus. Nebejoju, kad jie laimės F grupę, manau, kad jie laimės ją be klaidų. Būtent atrankai įveikė, iškovodami visas pergalės, Roberto Martinezas perėmęs komandos vairą. Toliau Portugalai žaidžia daugiau pragmatišką futbolą, bet čempionatuose tas pragmatiškas futbolas dažniausiai pasiteisina, ypatingai kai tiek yra daug individualaus talento. Taip, komandoje vis dar yra Cristiano Ronaldo, tai yra jam jau 6 Europos čempionatas, visų laikų rezultatyviausias Europos čempionato žaidėjas. Apie jį gali būti visokių kalbų, kad jau per senas, kad jau jo nebereikia komandai ir jis daugiau trukdo, bet reikia nepamiršti, kad šita visa talentingoji Portugalų karta užaugo stebėdami Cristiano Ronaldo žaidimą. Jis yra tikras role modelis daugeliu šios komandos žaidėjų ir vien buvimas šalia rinktinės, buvimas ir aikštelėje turėtų paskatinti. Manau, kad Portugalai turėtų eiti toli šitame čempionate ir tikiu, kad Ronaldo tikrai netrukdys to daryti, dar ir prisidės prie pergalių. Na, o antrąją vietą grupę atiduodu turkams. Ten 19-metis Arda Guleras yra labai įdomus talentas, jau žaidžiantis ir Madrido Reale, turintis savo minučių, turintis savo vaidmenį. Hakanas Kalhanoglu yra. Tikrai turkai turi daug jaunų įdomių futbolininkų, jie žaidžia visada emocingai, neblogi pasirodymai ir pasiruošime, neblogas pasirodymas ir Europos čempionato atrankoje. Turkus visada smagu stebėti, jiems atiduodu antrąją vietą, nuo trečioje vietoje palieku Čekus ir Sakartvelą ir manau, kad jie liks be kito etapo. Šiandien toks mano vaidmuo, šiandien pereinu į futbolo eksperto kėdę, nors tokių savęs tikrai nelaikau. Komentuokite, prognozuokite savo grupės ir ką, prasideda futbolo šventė Vokietijoje ir tikiuosi, kad pasimatysime dar ir po grupių etapų.